Esu gavęs iš dvasios, praeitą sekmadienį sakiau, kad iš dvasios gavau, kad mes turim studijuoti Danieliaus knygą, nes kad ir kokia jinai senumo šiais laikais, bet jinai visiškai įmanoma ją pritaikyti šiandienai. Aš nežinau, ar jūs darėt, tai ką aš jūsų paprašiau, kad tikrai tas visas knygas mes perskaitytumėm ir tiesiog pasiliktumėm tose knygose, Danieliaus knygoje, Antroji karalių knygoje, Jeremijo pranašystėje, Nehemijo, Esteros, Ezdros, tas knygas, tiesiog dabar bandykime šį sezoną skaityti dar kartelį suktis, nėra labai ten super ilgos kažkokios, ar ten neįmanoma, būtų neįmanoma perskaityti kaip kokius visus Dostojevskio tomus. Ne, tai tokios gana knygos ir jos labai įdomios. Ir šitais pamokslais aš tiesiog pabandysiu jums perteikti Biblijos aktualumą šiandien. Kad ir kokio senumo šita knyga yra, bet kokia jinai aktuali yra šiandien. Mes vakar žiūrėjom amazing visiškai filmą. Senai bemačiau gerą filmą. Ir vakar pamačiau, Robertas sako, tu sačia, aš išrinkau filmą. Tai va, Robertas išrinko filmą, jinai filmų gerai išrinkėja. Ir tas filmas vadinasi Pressure. Spaudimas, ar nežinau, kaip ten, lietuviai taip jaučiu verstus, arba dar kaip nors kokį sniegą užrašyti, nes lietuviai mėgsta filmus perversti visai ne taip, kaip iš tikrųjų angliškai jie ten yra. Bet, žodžiu, angliškai tai yra Pressure filmas ir tenais yra tikrai istorija, jinai kalba apie sinoptiką, tokį britų garsų Jamesą Stagą. Tai yra Antrojo pasaulinio karo metais prieš tą didžiąją tą dieną, prieš D-Day, kai Prancūzijos krantuose įsilipino sąjungininkų armija ir, žodžiu, nugalėjo vokiečius. Ir labai daug spaudimo buvo perduotas būtent sinoptikams ir būtent tam žmogui, Jamesui Stagui. Jisai patyrė vieną didžiausių savo profesinių spaudimų Antrojo pasaulinio karo metu. Nors jis nevadovavo jokiai kariuomeniai, bet jo meteorologinė prognozė galėjo nulemti 100 000 žmonių likimą. Jis turėjo atsakyti vieną klausimą, ar Birželio 5 dienos oras leis pradėti didžiausią istorijoje jūrų invaziją. Tai žodžiu, vieno žmogaus prognozė ir išsiaiškinimas, ar leis žmonėms, kariams įsilaipinti Prancūzijos krantuose. Nuo atsakymo priklauso apie 156 000 karių įsilaipinimas, daugiau kaip 5 000 laivų likimas, 1000 lėktuvų likimas, ištisų mėnesių pasiruošimas. Jei prognozė būtų klaidinga, pasekmės galėjo būti katastrofiškos. Dar žiūrinti tai, kad tais laikais tai nebuvo tokių meteorologinių stočių, palidovų ar ten dar kažkokių tai kitų dalykų. Šiaip tai iš tikrųjų viskas būdavo skaičiuojama rankinių skaičiavimų, laivų pranešimų Atlante arba pavienių meteorologijos stočių. Stagas turėjo priimti sprendimą turėdamas labai ribotą informaciją. Taigi 1904 metų birželio 4 vakarą Stagas rekomendavo atidėti invaziją 24 valandom, nes birželio 5 dieną sąlygos bus per blogos, ten bus audra. Ir vėliau jisai pastebėjo vis tame tarpe, kad yra mažas langas tame uragane, per kurį įmanoma bus įsilaipinti šitiems kariams. Kitu atveju tai būtų atidėta dar 2 savaitėm. Ir žodžiu, jisai tą informaciją perteikė generolui ir tas generolas jisai turi padaryti sprendimą. Ir mes galim tik įsivaizduoti, kokį spaudimą jaučia tie žmonės iš visų pusių. Tenais yra parašyta, kad jo žmona tuo metu, tenais tam filme rodo, kad jo žmona tuo metu yra nėščia ir jau laukiasi ir jau greitai gimdys. Jisai patiria spaudimą iš kitos pusės. Jisai patiria spaudimą iš amerikiečių meteorologų, kurie sako, viskas bus gerai, varom, nebus jokio uragano, pasižiūrėkit, dangus žydas, nieko nebus čia. Žodžiu, visoks pressure iš visų pusių, jam tas spaudimas ir aš galvoju, lygiai taip pat ir Danieliui ir jo draugam, lygiai taip pat ir jo draugam buvo Babilone, kai jisai atėjo į Babiloną. Parašyta, Danieliaus pranašystė 1:1:9, mes vis dar neišeinam iš 1 skyrius. Parašyta, 3 Judo karalius Jehojakimo viešpatavimo metais Babilono karalius Nebukadnecaras atėjo prieš Jeruzalę ir apgulė ją. Viešpats atidavė į jo rankas Judo karalių Jehojakimą ir Dievo namų indų dalį. Jis nugabeno juos į Šinaro šalį ir indus nunešė į savo Dievo namus ir padėjo juos savo Dievo namų iždinėje. Karalius įsakė Ašpenazui savo rūmų eunuchų viršininkui parinkti keletą izraelitų iš karaliaus giminės ir kilmingųjų.
Jaunuolius be jokios įdos, gražius, galinčius mokytis visokios išminties, suprantančius, protingus ir sugebančius tarnauti karaliaus rūmose ir juos išmokyti chaldėjų raštų ir kalbos. Karalius paskyrė jiems kasdienį maisto davinį iš karaliaus valgių ir vyno, kurį jis pats geria. Juos mokė 3 metus, kad tam laikui pasibaigus jie galėtų tarnauti karaliui. Tarp jų buvo Danielius, Hananija, Mašaelis ir Azarija iš Judo vaikų. Eunuchų viršininkas davė jam naujus vardus. Danieliui Belšacaro, Hananijai Šadracho, Mašaeliui Mešacho ir Azarija Abednego vardus. Bet Danielius savo širdyje nusprendė nesusitepti karaliaus valgiais nei jo geriamų vynų. Jis prašė eunuchų viršininko, kad leistų jam nesusitepti. Ir parašyta, Dievas suteikė Danieliui malonę ir palankumą eunucho viršininko akise. Amazing. Ir mes galim tik įsivaizduoti, kokį spaudimą patyrė Danielius ir jo draugai, ateidami į Babiloną. Iš viso, mes galim pradėti netgi nuo to. Ir greičiausiai čia galim naudotis tik tam tikrais istoriniais šaltiniais, kaip visą tai tenais turėjo atrodyti. Nes čia yra tik 9 eilutės, per kurias mes turėtumėm kažkaip susidaryti įspūdį, kas ten galėjo vykti Danielius ir jo draugų širdyse, kai jie atsidūrė Babilono mieste, paimti iš Jeruzalės. Tik ką baigėsi karas ir jie 500 mylių keliauja į Babilono miestą. Ir mes tik galime įsivaizduoti, ką jautė Mišaelis, Azarija, Hananija, Danielius po ilgos tos varginančios kelionės. Jų Dievo palaimintasis miestas liko už nugaros, guli griuvėsiuose, Dievo šventykla statyta didžiojo karaliaus Saliamono visiškai nusiaubta, sulyginta su pamatais ir švenčiausiosios indai paimti pagonių purvinom rankom ir nešami į tą purvinai vadinamąjį miestą Babiloną. Vienas klausimas jų širdise galėjo būti, Dieve, kaip šitaip galėjo atsitikti, kur tu viešpatie? Dar neįėjus į tą Babiloną, jau matosi to miesto didybė. Ištaręs vartai, pro kuriuos įėjo Danielius su draugais. Tai pirmasis svarbus objektas, kurį išvydo jisai su draugais, buvo ištaręs vartai. Pagrindinis įėjimas į vidinį miestą, į šiaurės, nes tikriausiai visa Babilono armija norėjo pademonstruoti savo galią ir parodyti, ką jie prasivedė iš Izraelio. Pilkšvame, dulkėtame Mesopotamijos kraštovaizdyje šie vaizdai švytėjo gilia, balta mėlyna spalva. Jie buvo pastatyti iš brangių glazūruotų plytų, nudažytų vario oksidų. Eidami pro vartus jaunuoliai žengia po eilėmis ryškiai geltonų ir baltų reljefų, vaizduojančių 575 įniršusius drakonus ir jaučius. Ir šie padarai, jie simbolizavo Babilono dievukus Morduką ir Adatą. Tai buvo nuolatinis vizualinis priminimas apie juos pagrobusios imperijos pagonišką religiją. Danielius tai matė kiekvieną dieną su savo draugais. Po to sekė kelias į Babilono vidurį, kuris buvo 20 metrų platumo ir ta gatvė puošė realaus dydžio liūtų statulos. Vėl primindami apie tų visokių pagoniškų dievų garbinimą. Visokie kvapai, sako, kvapas buvo kaip grindinio akmens, buvo sutvirtinti storo bitumo natūralios dervos sluoksnių. Danielius kvepavo tirštų specifinių orų, kuriame aštrus dervos kvapas maišėsi su kedro medienos dūmais kylančiais iš šventyklų ir rūmų. Aš bandau jums nupiešti tokį vizualinį vaizdą, ką jie turėjo patirti, ką jie turėjo užuosti ir kaip jie turėjo jaustis. Dar iš tolo, net nepriėjus prie to Babilono miesto, jie turėjo matyti didžiulį Babelio bokštą. Jisai buvo 90 metrų aukščio ir tarnavo kaip fizinis Babilono visatos centras, kur dangus susitiko su žeme. Nebukadnesaro rūmų labirintas, kadangi jaunuoliai buvo ruošiami karališkai tarnybai, o vėliau tapo aukšto rango valstybės valdininkais, jie gyveno ir dirbo pietų rūmuose. Išplanavimas tų rūmų buvo toks, tai buvo milžiniškas, įtvirtintas kompleksas, miestas mieste, turėjęs daugiau nei 250 kambarių, įsidėščių aplinkui 5 didingus kiemus. Sosto salė 56 metrų pločio. Aš čia imu viską iš istorinių šaltinių, bet tai turėjo patirti Danielius ir jo draugai. Danielius ir jo draugai, kaip mes čia perskaitėm, buvo mokoma Babilono mokslų. Studijų programa, chaldėjų išmintis buvo matematika ir geometrija. Babiloniečiai jau tada naudojo 60-ainę skaičiavimo sistemą, iš kurios mes paveldėjome 60 minučių valandoje skaičius ir gebėjo skaičiuoti kvadratinės šaknis. Tada astronomija ir astrologija
Babiloniečiai, jie tikėjo, kad dievai kalba per žvaigždės, per visokius tai šviesulius dangaus platumoje. Literatūra ir mitologija, valstybė ir teisė. Jie mokinosi to 3 metus. Pavojingiausia šitų mokslų dalis buvo okultizmas ir burtai. Biblijos žodis kaldėjai dažnai vartojamas kaip sinonimas žiniams, burtininkams ir astrologams. Danielius ir jo draugai buvo mokomi visokiausių ženklų aiškinimo mokslo. Babiloniečiai tikėjo, kad ateitį galima išpranašauti tyriant paukotų gyvūnų kepenis, sapnus ar paukščių skrydį. Evangelijoje pagal Matą 2:1-2 mes matom, labai stipriai susieina visas tas rytų mokslas. Jėzui gimus Judėjos Betlėjui karaliaus Erodo dienomis štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų ir klausinėjo, kur yra gimęs žydų karalius. Mes matėme jo žvaigždę rytuose ir atvykome jo pagarbinti. Ir daug dialogų susiję tai Danieliaus knygą su šita Mato Evangelijos vieta. Ir tai neišminčiai, šiaip tai vertimas turėtų būti medžiai, tai reiškia žiniai, atvyko į Jeruzalę. Jie išsiaiškino, kad gimė Mesijas per žvaigždės. Crazy, ne? Babilono dievukai. Čia tai iš viso. Aš kartais galvoju, kartais pastudijuoju kitas religijas. Man buvo, wow, aš galvoju, kaip žmonės gali šitokių dalykų tikėti. Bet gali. Pradžia sako iš vandens, iš chaoso. Pačioje pradžioje nebuvo nei dangaus, nei žemės, egzistavo tik 2 pirmapradės nesukurtos vandens būtybės. Apsu, gėlo vandens personifikacija, tai vyriškasis pradas, ir Tiamat, sūraus jūros vandens ir chaoso personifikacija, moteriškasis pradas. Dievų kartų gimimas, kai Apsu ir Tiamat vandenis susimaišė, gimė pirmoji jaunesniųjų dievų karta, Lachmų ir Lachamų, iš kurių vėliau kilo kiti galingi dievai, tokie kaip Anu, dangaus dievas, ir išminties ir žemės dievas. Ir tada tarp dievų įvyksta kažkoks tai didelis konfliktas ir išlieka tik stipriausias. Jaunieji dievai buvo labai triukšmingi ir trukdė Apsu miegoti. Apsu nusprendė juos sunaikinti, tačiau išmintingasis dievas jį pergudravo ir nužudė. Įniršusi Tiamat surinko pabaisų armiją, kad atkeršytų. Jaunieji dievai įsigando ir išsirinko savo vadu Marduką, Babilono miesto globėją. Mardukas kovoja su Tiamat, perplėšė jos kūną pusiau, iš vienos pusės sukūrė dangų, iš kitos pusės žemę ir taip tapo vyriausiųjų Babilono panteono dievu. Crazy. What? Ir aš pasirašiau palyginimą biblinio žemės sukūrimo ir Babilono žemės sukūrimo. Babilone politeizmas, tai dievų yra daug, jie gimsta, sensta, turi lyti, pykstasi ir gali žūti. Mes tikime monoteistinių dievų, reiškia vienas dievas, tik tai yra tik vienas amžiams nesukurtas dievas, Jahve, esantis virš gamtos, jis yra virš visko, virš visos kūrybos. Kūrimo metodas yra kova ir smurtas Babilone. Pasaulis sukūrimas po žiauraus kosminio karo, perplėšiant nužudytas dievybės Tiamat kūną. Žodis ir ramybė, Biblijoje parašyta, Dievas kūrė be jokių pastangų, tiesiog ištardamas te atsiranda šviesa. Ir mes tikim šituo dievu, te atsiranda šviesa ir nėra jokio priešininko, kad jam pasipriešinti. Pradinė medžiaga, egzistuoja kažkokia materija, dievai patys kyla iš jau esančio pirminio vandens chaoso, o mūsų Dievas sukūrė iš nieko, absoliučiai iš nieko. Dievas sukūrė pačią materiją, laiką ir erdvę, viską, visus fizinius dėsnius, gravitacijas ir visą kitą. Amazing. Žmogaus paskirtis Babilone tai buvo vergas. Žmogus sukurtas iš molių ir nubausto išdaviko Dievo kingų kraujo, tik tam, kad dirbtų sunkius darbus, maitintų dievus aukomis, o dievai galėtų ilsėtis. O mūsų viešpats sukūrė mus savo partneriais, bendradarbiais. Žmogus sukurtas su meile, pagal paties Dievo paveikslą ir panašumą, kad rūpintųsi žemė ir bendrautų su kūrėju. Visai kitoks Dievo paveikslas, amen? Čia tokie trumpi palyginimai. Kodėl tai yra svarbu to Danieliaus kontekstui? Kad kai Danielius ir jo draugai buvo ištremti į Babiloną, vietiniai mokytojai juos vertė mokytis būtent šito, ką aš tik perskaičiau. Babiloniečiai norėjo, kad žydų jaunuoliai patikėtų, jog jie yra tik atsitiktiniai vergovės produktai sukurti tarnauti pagonių šventykloms. Tačiau Danielius, žinodamas pradžios knygos tiesą, suprato, kad jis yra sukurto vienintelio visatos valdovo, kuris valdo net ir patį Babiloną. Vardai
Dar įdomesnis dalykas. Žinot, kad hebrajų vardai visi turi prasme. Babiloniečių vardai taip pat turi prasme. Ir čia mes matom šiek tiek netgi tokio sarkazmo Ešpenazo galvoje. Jis aiškina Danieliaus ir jo draugų vardų prasmes. Ir jis sako, o aš jums vardus pakeisiu. Irgi su prasmėm duosiu. Tai Danieliui buvo duotas vardas Belčasaras. Originaliusis vardas Daniel, tai hebrajų kalba reiškia mano teisėjas yra Dievas. Babilonietiškas vardas Belčazar, akadų kalba, reiškia Belai, apsaugok jo gyvybę. Antras Hananija buvo pakeistas į Šedrachą. Originalusis vardas Hananija reiškia Jahvė yra gailestingas. Babilonietiškas vardas Šedrach labiau tikėtina kyla iš akadų frazės Šadur Aku, reiškia Aku Dievo įsakymą. Jis nori visiškai sumaišyti jos. Mišaelis, jam duotas Mešacho vardas. Originalusis Mišael vardas reiškia, kas yra toks kaip Dievas. O babilonietiškas vardas reiškia, kas yra toks kaip Aku. Ir čia mes matom sarkazmą, tarsi jis nori visiškai supriešinti jų sąmonę, jų vidų. Ir Azarijas, Abednego, buvo duotas jam vardas. Originaliusis vardas Azarija reiškia Jahvė padėjo arba Jahvė padės. Ir babilonietiškas vardas Abednego reiškia Nabu tarnas. Dabar jis tarnaus Nabu. Matom, nes Babilonas iš esmės nori perkeisti juos, išmokyti jų istorijos, išmokyti jų kalbos, išmokyti jų dievukų, pakeisti jų vardus. O kas yra vardas? Vardas tau yra esmė visa, teisingai? Aš norėčiau, gal mane vadintų, ar jūs nesupykstat, pavyzdžiui, jeigu jūs vadina kažkaip tai neteisingų, kažkokiu tai vardu. Aš ne tai, kad supykstu, bet aš galvoju, čia ne mano vardas. Aš taip galvoju, kartais man kažkada pamenu iš Scottish Power, čia senais laikais atėjo laiškas, kuriame buvo mano vardas iškraipytas tokiu, kaip Justas ir pavadintų Šedrachas. Tai visiškai toks vardas, aš kitur galvoju, čia ne man tas laiškas, tikrai ne man. Dar ten tikriausiai buvo kažkokia sąskaita, nemokėsiu, ne mano vardas ir nemokėsiu. Justicija, kažkas ten buvo prašyta, Justas, Justicija, aromatus, ne Dromatas, bet aromatus, crazy. Ir aš galvoju, ne, čia ne mano vardas, jum taip nėra. Pavyzdžiui, kas nors sako Justinai, žinot ką, Justinai, pasivadinkit save Justinu, gerai? Justas, mano vardas Justas, Justinas. O kas jeigu aš tave vadinčiau Tomimas, arba ten, ką žinau, Edgarinas? Lygiai tas pats, žodžiu, aš nepykstu iš tikrųjų, aš čia tik taip tokį sarkazmą darau. Kaip mes visą tai galim pritaikyti šiandienai? Nuskambėjo daug istorinių faktų, bet tai yra faktas, kad jie tai turėjo patirti. Ir mes pabandykime įsivaizduoti pressure. Tai nėra toks lengvas tiesiog gyvenimas, kur tas Danielius ir jo draugai galėjo daryti, ką norėjo. Jų diena buvo suplanuota, jie privalėjo daryti tam tikrus dalykus visą laiką, nes jie buvo vergai. Babilono akim žiūrint, net pats žmogus apskritai yra vergas, net ir karalius yra vergas, jis yra tik žmogus. O žmonės babiloniečių manim buvo sukurti vergais. Ir koks pressure. Jisai ateina visiškai iš kitos kultūros, jisai prisimena viešpatę šventyklą. Jie matė savo viešpatę šventyklą ir dabar jinai yra nugriauta. Padaryt tvarką. Gerai. Ir tai yra nusiaupta. Jie prisimena pasakojimus apie Dovydą, kur į viešpatę skrynę negalima net pažiūrėti, kaip tai yra šventa, kaip tai yra galinga. Kad iš švenčių švenčiausiai neįmanoma net įeiti, gali įeiti tik aukščiausiasis kunigas kartą per metus. Iš tai ateina babiloniečiai ir nušluoja nuo žemės paviršiaus švenčių švenčiausiai ir tos indus pasiema, purvinom rankom pasiema ir nusineša į Babiloną. Mes prisimenam, kas buvo su viešpatės skryne Dovydo laikais, kai viešpatės skryne nuneša į Dagono šventyklą ir Dagono statulų nukrenta. Ir palestiniečiai galvoja, come on, kas čia vyksta, filistiniečiai galvoja, come on, kas čia vyksta, kas čia darosi. Mes ten rūpsais visi apėję, moteris negimdo, nešam laukant to skrynio pagalais iš čia ir neša ją. Nenori prie jos net liesti, supranta, su kuo turi reikalą. O čia staiga, bam, viskas, baigta. Prisimenat, praeitą sekmadienį pamokslavau, kad ką žydai išmoko, būdami tremtyje, tai jie išmoko šlovinti Dievą be šventyklos. Jie išmoko šlovinti Dievą ten, kur jie yra. Jie pradėjo statyti sinagogas, pradėjo burtis bendruomenės Babilone. Jie patraukė tą raidės religiją
į šalį ir pamatė, kad Dievą galima sutikti net ir Babilone. Ir čia mes matom, Danielius jisai su savo draugais bando pralaviruoti pro visą šitą spaudimą. Danielius ir jo draugai gyveno pačioje galingiausioje tuo metu imperijoje. Babilonas siūlė viską, ko žmogus galėtų trokšti. Tai išsilavinimą, karjerą, turtus, prestižą ir valdžią. Šiandien mums siūloma lygiai tas pats. Argi ne? Šiandien mums siūloma lygiai tas pats. Mes esame kiekvieną dieną gundomi tais pačiais dalykais, kaip ir tais laikais Danielius ir jo draugai. Babilonas šiandien simbolizuoja pasaulio sistemą, kuri vilioja sėkme, pinigais, statusu, malonumais ir kažkokiais tai kompromisais. Ir šiandien mes galime išmokti keletos pamokų iš Danieliaus ir jo draugų esančių Babilone. Tai pirma pamoka, tai ką galim išmokti, kad jie buvo iš anksto apsisprendę širdį nesusitepti. Iš anksto. 500 mylių iki Babilono ir jų širdyje yra viena mintis. Aš nesusitepsiu su Babilono dievais. Aš nesusitepsiu su jų mokslais. Aš mokinsiuos, aš domėsiuos kultūra, aš mokinsiuos jų kalbos, aš mokinsiuos jų visų tų prašmatnybių ir ten įvairianybių. Aš būsiu toj vietoj, bet aš nesusitepsiu. Ir žinot, kokią klaidą padaro mes tikintis dažniausiai? Mes apsisprendžiam pagundos akivaizdoje. Ir tai jau yra too late. Tai yra per vėlu. Sprendimą turi padaryti čia ir dabar, dar neprasidėjus pagundai. Ar žinot, kodėl Šedrachas, Abednego ir šitie 3 draugai, jie galėjo išstovėti krosnyje? Dėl to, kad prieš tai buvo apsisprendę nesusitepti, nepapulti tą pagundimą ir ištvertos pagundimus. Tik tais tada ta krosnis jiems nebetikė jokios baimės. Ribos buvo nubrėžtos jau prieš tai. Ribos jau buvo nubrėžtos. Ribos negali būti brėžiamos tada, kada jau vyksta priešprieša. Ribos turi būti nubrėžtos iki priešpriešos. Tada tu jausies tvirtas, tada tu jausies žinantis, ką reikia daryti. Jokūbo laiškas 1:14-16. Čia kalba apie kiekvieną žmogų, kas mūsų laukia kiekvieną dieną. Kiekvieno žmogaus, kiekvieną dieną. Parašyta, kiekvienas yra gundomas. Kiekvienas yra gundomas savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. Paskui, sako, užsimezgęs geismas pagimdo nuodėmę, užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Neapsigaukit, mano mylimi broliai. Nubrėžti ribas iki pagundimo. Atsiduoti viešpačiui iki pagundimo. Antras dalykas, ką mes galim išmokti iš Danieliaus ir jo draugų, tai žinojimas, įsitikinimas, gilus įsitikinimas, kas tu esi ir kam tu priklausai. Pledge your allegiance labai angliškai gerai skamba. Kam tu atiduodi savo gyvenimą? Kam tu iš tikrųjų atidavi savo gyvenimą? Ir čia aš kreipiuosi į žmonės, kurie pasikrikštyja, kurie krikšto metu sako, aš esu Jėzus. Nuo krikšto momento gyvenu Jėzui. Atsiduodu tik tai jam vienam. Babilonas bandė pakeisti jų tapatybę, jis pakeitė jų vardus, mokė babiloniečių išminties, supažindino su jų kultūra ir dievais, rengė jos tarnauti karaliui. Ir mes esame lygiai taip pat kaip ir jie rengiami tarnauti šito laiko karaliui. Aš kalbu apie dvasią, aš nekalbu apie politiką, karalių ar ten dar kažką, aš kalbu apie tą dvasią. Kokia šiandien pasaulyje yra dvasia ir mes tik tais matom, tai yra gobšumas, kažkokios tai gudrybės, nusukinėjimai, išsisukinėjimai, neteisybės. Ir dar galim pradėti vardinti netyrumus, abortai, homoseksualios, ten santokos ir viso kita. Ir tai yra dvasia, prieš kurią su kuria mes neturim sutikti. Mes esam čia pasaulyje, bet mes su juo negalim sutikti. Taip neturi būti. Tačiau nors ir kaip pasikeitė jų aplinka ir vardai, bet nepasikeitė jų širdis. Teisingai? Lygiai taip pat ir mes. Mes esam ten, mes esam darbe nuo ryto iki vakaro. Mes galbūt bendraujam su draugais, kurie yra netikintis ir mes nepasikeičiam kaip jie, bet išliekam tokie, kokius Jėzus mus daro. Teisingai sakau, laiškas Romiečiam
12, 1, 2 parašyta, todėl aš prašau jūs, broliai, dėl Dievo gailestingumo savo kūnus aukot kaip gyvą, šventą Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoninga tarnystė. Ir nesitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Jie žinojo, kad žmogaus sėkmė yra laikina. Babilonas, toks sėkmingas miestas, didingas, galingas miestas. Danielius žinojo, viduje jisai žinojo, kad tai yra laikina. Tai nesitęsam, žinai. Psalmėse parašyta, sako, nežiūrėk, kad neteisėjam sekas. Dievas žino jo galą. Nesvarbu, kad neteisėjam sekas. Juk Biblijoje aiškiai parašyta, mato Evangelijoje, kad Dievas leidžia savo lietų lyti ant teisėjo ir neteisėjo. Kad Dievas laimina teisėjų ir neteisėjų. Ant jo jam kyla saulė. Ir neteisėjam ir teisėjam kyla saulė. Dėl to mes matom Danieliaus draugus vėlesnėme skyriuje sakančius Danieliaus pranašystė 3, 16, 18. Šedrachas, Mešachas ir Abednegas atsakė karaliui. O Nebukadnecarai, nėra reikalo ką nors atsakyti. Jeigu tai padarysi, tai mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali išgelbėti mūsų iš liepsnojančios krosnės. Ir jis išgelbės mūsų iš tavo rankų, o karaliu. O jei ne, tai būna tau žinoma, karaliu, kad mes tavo dievams netarnausime ir auksinės statulos, kurią pastatai negarbinsim. Jam nesvarbu baigtis. Jie sako, jeigu neišgelbės, whatever. Whatever. Neišgelbės, tai kas? Manęs klausia, o tai tau neatrodo, kad, pavyzdžiui, tau galbūt reikėtų kokį verslą kurti ar dar kažką. Aš galvoju, aš nejaučiu to. Aš nematau to. Aš nežiūriu į kitą žmogų, kad jam sekas, kad jis turi didelius namus ar ten dar kažką. Aš žiūriu į Viešpatį ir žinau baigti. Aš žinau, kad man yra ruošiama pilis danguje. Man yra ruošiamas atlyginimas danguje. Nes vieną dieną visi tie turtai praeis. Kandis, rūdis, išnešios. Ir kas iš to? Nusukau mokesčius ir gyvenu su nešvaria širdim, nešvaria sąžinė, bijodamas kiekvieną dieną gauti kažkokį tai vokelį raudonom raidėm. Kad esu deportuojamas iš šito šalies ir kad man reikia sumokėti 100 kartų daugiau, negu galėjau sumokėti. Trečia, ką mes galim išmokti, reguliarios dvasinės praktikos, kurias atlikinėjo Danielius ir jo draugai. Ten dar toliau parašyta Danieliaus knygoje, kad Danielius, kai buvo įpratęs, meldėsi 3 kartus per dieną. Jis meldėsi 3 kartus per dieną, jis atliko dvasinę praktiką 3 kartus per dieną. Taip pat mes žinom, kad jis pasninkavo. Atsisakydamas tų karaliaus maistų, kuris ateina tiesiai nuo karaliaus stalo, tų vynų, jisai pasninkavo. Tai buvo pasninkas. Aš gersiu vandenį, o ne vyną. Ir valgysiu salotas, o ne mėsą. Tai buvo apsisprendimas pasninkauti. Ir tai yra dvasinė praktika, tai yra dvasios sutvirtinimas. Tai yra štampas ant tavo apsisprendimų. Pasninkas, va ką reiškia. Reiškia, aš nuo šiandien nusprendžiu neberūkyti, dėl to rytoj pasninkauju. Pasninkauju, tai yra štampas. Viskas. Ir gal dėl to jie galėjo ištverti visą tą laiką tenai. Ir taip pat, ką jie suprato ir ką mes galim suprasti, jie suprato, kad karalystė priklauso Dievui. Danieliaus pranašystė 2:20-23 parašyta. Danielius sakė, palaimintas Dievo vardas per amžius, nes jam priklauso išmintis ir galia. Jis pakeičia laikus ir metus, pašalina, karūnuoja karalius, teikia išminčiams išmintį ir išmanantiems supratimą. Jis apkeičia gilybę, jis apreiškia gilybės ir paslaptis, žino, kas yra tamsoje ir šviesa yra su juo. Mano tėvų Dieve, giriu tave ir dėkoju tau, nes suteikiai man stiprybės ir išminties ir dabar apreiškiai, ką prašėme, atskleidai karaliaus paslaptį. Jisai sako, karaliaus širdis priklauso Dievo rankoje, jisai pakeičia, imperijos atsiranda ir praeina. Ir mes matom tolimesnėje istorijoje, kad Jeruzalė buvo nušluota nuo žemės paviršiaus, bet šiandien Babilono nėra, o Jeruzalė yra. Babilono visi bokštai ir visos karamakinės gatvės ir visi tie drakonai buvo nušluoti nuo žemės paviršiaus, bet Jeruzalė šiandien dar stovi. Stūkso tvirtai Dievo miestas ant kalno, 650 metrų virš jūros lygio. Tai yra pastatytas miestas ant kalno. Taigi Danielius ir jo draugai mums šiandien rodo tai, kad galime gyventi čia, bet neleisti
tam, kas čia gyvent mumise. Tarnaut pagoniškam karaliui mes net ir turim, bet išlikti atsidavusiam tik tai viešpačiui. Ir būti kultūrai, bet jos nepriimti savo. Amen. Šiandien Babilonas gali reikštis per spaudimą, siekti sėkmės bet kokią kainą, prisitaikyti prie aplinkinių vertybių ar aukoti tikėjimą dėl patogumo. Kas? Vienas dalykas iškyla mano širdį dabar, aš to nesu įsirašęs, bet tiesiog privalau paminėti. Ką reiškia tarnauti Dievui? Ką reiškia būti atsidavusiam viešpačiui? Tai reiškia ką? Pirma, tai reiškia aukoti save jam, aukoti visą laiką, aukoti visą save jam, resursus, visą savo jėgas, savo laiką jam. O ką reiškia atsiduoti Dievui, ne? Kam šiandien mes esam atsidavę, taip kaip turėtume būti atsidavę Dievui? Žinot kam? Telefui. Telefui. O Dieve mano. Vieni juokės, kiti sustingę žiūri į mane. Turim devuką, turim murduką savo kišenį, kurią mes esam antiek atsidavę, kad be jo nebegalim gyventi. Ir aukojam savo laiką, visą save, savo dėmesį. Pamenat, kalbėjau, kad dėmesio mes nebesulaikom. Stiprus pamokslas. Kažkas, tikiu, kad išliks, bet labai sunkiai išlieka tai, kas yra sakoma nuo sakyklos šiandien. Kodėl? Dėl to, kad mes esame įsiblaškę, mes esame pasidalinę. Biblijoje parašyta, kad tu negali tarnauti dviem šeimininkam. Neįmanoma, mes turim apsispręsti. Pagaliau. Turim paimti ir apsispręsti. Ir dar noriu paminėti visą šitą vadinamai kabutėse bardaką, kas vyksta bažnyčioje. Aplinkui vaikučiai bėgioja, tam daužo į duris ir visą kitą. Tai vėl blaško mūsų dėmesį, teisingai sakau. Kas būtų geriau, pasakykit? Kas būtų geriau? Kad mūsų vaikai sėdėtų pabučiuoti ant kėdučių, įsitempę, įsigandę, kad tėtis tik tais neužmestų jam per užpakaliuką. Arba toks atsipalaidavęs vaikelis, kuris bėga, galbūt numeta kamerą, gal čia prabėga pro pastorių. Žinot, aš noriu gyvybės, o ne mirties. Aš bažnyčiai noriu bėgiojimo, geriau jau. Ir man patiko Mantvido brolis, tam labai geras brolis mano, jis sako šitaip. Sako, sulygina bažnyčią su kapinėm ir vaikų darželiu. Jūs norit, kad būtų tokios kaip katalikų kapinės, kur viskas iščiustyta, gražu, tokie paminklai, nukirpta kiekvieną žolelę, nukirpta lygiai stovi. Teisingai, bet kas tenai? Ten yra kapinės. Ten yra mirtis, ten yra gražu iš išorės. Pažiūrėti. Bet kas tenai? Bet vaikų darželis, žinot kas yra? Gyvybė. Ten snarglys iššokęs pro nosį, tenais mušasi, tenais reikia, bet ten gyvybė. Ten yra gyvybė. O mes suaugę žmonės pykstam. Žinai dėl ko? Dėl to, kad mes nebesugebam to dėmesio sukoncentruoti. Iš esmės, nebesugebam to dėmesio sukoncentruoti. Atsiprašau, kad aš dabar tokį diržą nematomai įsitraukiau ir taip pamanojau. Bet tokia yra tiesa. Teisingai sakau, sutinkat su manim? Tegul būna tusovkė bažnyčioje, o ne vaikas bijo, žinai, žiūri, kad tik, kad tėtis neužmestų jam. Va kokie spaudimą patyrė. Ir mūsų vaikai jaučia spaudimą bažnyčiai. Mes jiems tą spaudimą uždedam patys. Man tai nemaišo. Jeigu jų maišo, tai mokinkimės, kad nemaišytų. Gerai? Pabaigai Evangelija, nes be Evangelijos neįmanoma užbaigti ne vieno žodžio. Izaijo pranašystė 53, 1:5. Parašyta šitaip. Kas patikėjo mūsų skelbimu? Geras klausimas. Kas patikėjo dabar? Tai, ką aš čia pasakoju. Kas patikėjo mūsų skelbimu? Ir kam buvo apreikšta viešpaties ranka? Jis išaugs jo akivaizdoje kaip gležnas augalas, kaip šaknis iš sausos žemės. Neturi jis nei didingos išvaizdos, nei patrauklumo. Kai žiūrime į jį, nėra jokio grožio, kuris mus prie jo trauktų. Jis paniekintas ir žmonių atmestas skausmų vyras, negalę pažinęs. Mes slėpėme nuo jo savo veidus, jis buvo paniekintas ir mes jį niekų laikėme. Tikrai jis nešė mūsų negalės ir savo pasiėmė mūsų skausmus. O mes laikėme jį nubaustų, Dievo ištiktų ir pažemintų. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo, jo žaizdomis esame išgydyti. Babilonas, gražus, didingas, auksinis, platus, turtingas, be galo sėkmingas, gražu pažiūrėti. Oi viešpati, nėra nei grožio, nėra nei nieko, kas prie jo trauktų.
Izraelitai laukia Jėzaus kaip Dovido, dar didesnio negu Dovidas. Karingo, su šarvais, su tokiu dviešmeniu kalaviju, kad dabar nušluos visus romėnus nuo žemės paviršiaus, bet Jėzus atsigula ant kryžiaus ir miršta ištiesęs rankas. Silpnas akim pažiūrint. Žaizdotas, deformuotas. Neįmanoma suprasti, ar tai vyras, ar moteris, ar iš viso žmogus. Niekas prie jo netraukia. Tai išvaizda netgi atstumė. Sako, mes slėpėme nuo jo savo veidus. Ir kur žiūrėjom? Ten, kur gražu, ten, kur faina, ten, kur šilta, ten, kur nėra aukos. Bet jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Ir bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo. Ir jo žaizdomis mes esame išgydyti. Ir šiandien aš nežinau, aš šiandien raginu kiekvieną iš jūsų nusukti akis nuo pasaulio, kai mes giedam tą giesmą, ne? Aš apsisprendžiau sekti paskui Jėzų. Negrįžti atgal, negrįžti atgal. Žvelgti į kryžių, ne į pasaulį. Negrįžti atgal, negrįžti atgal. Aš šiandien raginu apsispręsti kiekvieną iš jūsų. Evangelijoje pagal Joną 17:1-4 aš tada pabaigsiu ir pašlovinsim dar kartelį. Ir pasimelsim vieni už kitus. Parašyta šitaip. Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo. Jėzus pradėjo melstis ir jis meldžiasi už kiekvieną iš mūsų. Tėve, atėjo valanda. Pašlovink savo sūnų, kad ir tavo sūnus pašlovintų tave. Nes tu davėjai jam valdžią, kiekvienam kūnui, kad visiems, kuriuos esi jam davęs, įsteigtų amžinąjį gyvenimą. Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Aš pašlovinau tave žemėje atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti.